Ir tai yra... Lentvaris. Šimtas 68 šie skaičiai įsirašo į Žalgirio istorijos metraščius. Devynios ryto, Kaunas ir mes vėl kelyje. Labas rytas, draugai, su jumis 100+. Čia mūsų ir jūsų kelionės. Taigi, kur varom šiandien? Šiandien važiuojam į Lentvarį. Lentvariui miesto statusas suteiktas 1946 m. Liepos 11 d. Taigi miestui yra 79 metai. 79 metai, irgi pakankamai jaunas miestas. Jame gyvena 9270 gyventojų Liepos mėnesio šių metų duomenimis. Kokia pirma asociacija išgirdus žodį Lentvaris? Man asociacija būdavo pakeliui į Vilnių. Man tai nežinau. Aš pirmas žodis, kas šauna į galvą, tai yra kilimai, vienareikšmiškai. Nes Lentvarį yra kilimų gamykla. O antras toksai momentas, tai kažkaip kvepia labai didelę industriją. Tai yra daug pramonės, geležinkelis šalia, pagrindinė arterija. Tai bus irgi labai įdomu paeksplorinti ir pasivaikščioti ir paieškoti kokių tai nors lobių. Įdomu ir tai, kad kai bus kaip su Visaginu, kai visi, oi čia koks čia miestas, o pažiūrėsim koks. Gal kaip tik atrasim kažką įdomu. Taip, tikrai labai įdomu ir netrukus susitiksim ten. Nepraėjo nei valandėlė. Ir mes jau čia. Lentvaris. Šiandien Lentvaris mus pasitinka rūke, tai matyt ne veltui jisai yra įvardyjamas kaip vienas mistiškiausių Lietuvos miestų, taigi pasižiūrėsim, ar tikrai atitinka šį statusą. Mistiškiausia. Rūkas prideda to. Tikrai taip. Na jau ir kad mes čia, tai truputis istorijos apie patį pavadinimą, apie Lentvario kilmę. Tai 16-17 amžiuje pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose yra paminimas Lentvaris, netgi ne Lentvaris, o Lentvario dvaras, kuris tuo metu vadinosi Lentvoriškės. 18 amžiuje jau atsiranda toks pavadinimas su slaviška priesaga, slaviška galūne Landvarovas, kuris ypatingai įsigali 19 amžiuje, na, o jau 20 amžiaus pradžioje šis miestas tampa Lentvariu ir yra kildinamas iš asmenvardinio vietovardžio. Tai su lentom nieko bendro? Deja, bet ne. Niekas čia lentų nei varo, nei kala, nei pjauna. Bet gal rasim? Gal. Lentvaris dažnai lieka Trakų šešėlyje. Nors minima, kad tai yra įdomiausia vieta ieškantiems paslaptingų parkų, neogotikos ir industrinės romantikos. Pažiūrėsim, kaip tai atrodo. Taip pat šis miestas dar turi grafų ir fabrikų veidą. Įdomu. Lekiam. Varom. Užduotis veja užduotį, o dabar? O dabar lekiam į turgų. Šiaip mažuose miestuose tikrai susiduriam su ta problema, kad tų turgų arba jų nėra, arba jie dirba galbūt tik tai darbo dienom, tai mūsų šiandien aplankė sėkmė. Lentvarių turgus tikrai yra, jisai dirba
Tai negaištam laiko, varom ten ir žiūrim, Ką kas turim? ten gero. Varp. Važiavam, nu negalėjom sustot. Pravažiuojam, žiūrėkit, sėdė. Ciotski, ką tu lauki? Galimai į parduotuvę išvažiavo tėtis. Jis sakė šuniukui laukt. Tas ir laukia. Kantriai sėdi ir laukia. Va, tokios įdomybės laukia. Surikasa, lentvario. Surikatum lentvarionom. Kur griuvo? Kai griuvom į kamštį. Lentoje kamštį. Vandens bokštas. Bet aš buvau pagalvojus, nėra žmogaus bokšto. Mes jau čia. Varam į vidų. Nereikia zukienį tada. Šitie labai tokie blogi. Šilklutės tos kaip. Klijonkę, imam. Ant stalo namie valgomo. Mama falios reikia. Galite išsirinkti rankinuką, ponia. Galiu? Taip, Kalėdom? nes turim kažką nusipirkti. Kaip jums šis? Jo, kažką palauk. Dar einam toliau. Toliau dar patikrinam. Patikrinam toliau. Aš žiūrėjau. Ešeriokų. Ešeriokai. Smagumėlis. O čia tu išsirimda. Patronas. Kažką sakiau reikėjo iš tų tokių, kur tik tai turguose būna. Iš tų Čia kaip dovanėlė. tarkelių. Va, šitie, kur tau labai patinka. Žiauriai geras dalykas. Ne, bet rimtai kažką išsirinkom. Reikia. Ar tu prisimeni šitus? Tomas turėjo, aš tai nežinau šitų. O į ką į šitą dėt? Nu. O. Gal geresnė? Netgi. Man kaip pradedančiajam numizmatui labai svarbu. Labas turgus. Makstukai va dar. Šiaip
Pirštinaitės tai visai gerai būtų. Labai norėčiau. Nes šitos labai kūdos. Nu, šiandien šaltas, to kaip tik bus. Ir spalva tiktų Bet reikia prie šito matuoti. paltuko. Ir prie pilko paltuko noriu Davai, šitų. rinkis. Verita. Kiek jos? Čia neįkišiu blemba ranką, bet tai tilps turbūt. Kur tu? Neis pasimatuoti, nes čia užsekta. Bet man tinka. Noriu šitų. Jeigu nori, reiškia. Reiškia, nusipirka, ne? Šitas. Duok, nu tai tu nupirma piešinių. Man, Tai nupirma piešinius. 4? 4, ne? Laikyk. Laikau. O, tai čia kunyčių yra. Vyksta sandaris. Kaip bus šilta. Ačiū. Ačiū labai. Sandaris įvyko. Yes. Katang! Tiksliai. Pakatang! Gal noriu žalgirinę kepurę iškeist? Ne. Einam dar čia pas babulkas pažiūrėti. Išplėš ką? Aš jau noriu užsidėti. Tu esi labai gražių suknelių, atsiprašau, chalatėlių fone. Tai kaip gražiai atrodytum šalia manęs su šitų chalačiukų. Čia iškart, žinai ką reikia varyti, kur į sanatoriją. Tau patinka. Viena. Tai antrą. Ką reikia žmonių, kad šilta buvo? Meilė. Mailė. Ačiū tau. Ai va, kur tu? Tas braškės kokios didelis. Kas tokios? Braškės. A. Kokios aplinės. Mandarinų. Nu ką? Pirkinį Užduotėlė. turim, užduotį padarėm, važiuojam toliau tyrinėt. Žiūrėk, paštas yra, ne? Užeinam galbūt atvirutį. Žaidam. Viskas vietoj. Ir turgaus paštas. O mums reikia atvirutės. Tai O man šilta. prašom į vidų. Paštas šiaip. Ieškom, ką nors kokią gal atvirutę turit su lentvario užrašu? Neturit. Neturit vietinę. Eila. Supratom. Ačiū. Ko gero. Teks improvizuoti su atvirutė. Varom į stotį, pažiūrėsim, gal ten galėsim. Kovo, kai bus sunku ir negailėk visų jėgų. Žalgirinė, ta žalgirinė. Va, ir išlindam. A. Tinka prie dainuoti. O išlindom prie vieno iš pagrindinių lentvario objektų.
Taip, tai yra geležinkelio stoties pastatų kompleksas. Lentvaris išaugo kaip geležinkelių mazgas. Šita senoji stotis yra pastatyta apie 1862 metus ir yra vienas vertingiausių tokio tipo pastatų Lietuvoje. Dauguma žmonių pro čia tiesiog pravažiuoja pakeliui į Trakus ar į Vilnių, bet jie net neįtaria, ką praranda. Lentvaris tai miestas, kuris XIX amžiuje buvo vartai į Europą. Ši stotis matė viską, nuo carų iki revoliucionierių. O, ir pareina vienas. Žiūriukas. Einam aplink stoties pastatą. Ir prašau, drabužių mugė. Taip įdomiai atrodo, bet pabandom. Tikrai verta pabandyti, bus neatrastas deimantas, manau. Tai gal eik pirmas. Galva tik tai saugok. Parašyta, žinok, irgi. Iš kitos pusės. Ai, ne. Ne, čia tame irgi. O kvapas. Čia kur kilogramais galima pirkti. Galimai jo. Tu pažiūrėk. Tuckis. Labą dieną. Labą dieną. Spalviškai gerai. Gal laikime. Manau, kad taip. Dabar dar užeisim pas Nilką. Gal ką turės naujo, kokią kolekciją. Paskui tą konkurentę buvusią šalia. Taip. Nu, žymiai geriau atrodo. Labą dieną. Labą dieną. Nijolė, kieta. Žiūrėk, marškiniai. Čia yra žiauriai gera krautoja. Aš nupirksiu batukus tau. Bet čia naujus. Raudoni labai gražus. Pažiūrėk, kokia kaina. Nenešioti. Gumeškų nereikia atsinaujinti. Ne, mano geriausios gumeškos. Paprastai taip ir nenusipirksi. Renkamės batukus. Už tokia. Biški nykšti gal ir spaudžia, o gal ir dar biški prasinėsiu. Tada. Blemba, didokį. Mano ponia rado klumpaitės.
Dabar matuojasi. Galimai įvyks sandoris. Ant taburetės. Nėra blogai. Jis gali būti tik tai žemė, o čia net taburetė yra. Žodžiu, o tokia krautuvė. Nijolė tikrai prekiauja neblogais daiktais. Ir mes tikrai rekomenduojam šitą parduotuvę. Ir vaikam. Ir moterim. Vyram, kai visada arba kampe kažkur, arba žemiausioje lentynoje ir giliausiai, bet vis tiek yra. Nu ką tu, ledas. Sezonai pasiruošta. Puikumėlis. Darysim sandorį. Nuolaidėlę kokią gal. Gal dar paprašysim, gal išmušim. Šiaip tai kaina 20, bet bandysim dėrėtis dar. Aš gyvenime nesu matęs tokio stiliaus batų, chebra, pasižiūrėkit. Batas čia su lakte čia. Kas yra čia? Eik tu savo. O tai falentvari mados. Nei Kaunas, nei Vilnius nespėja vytis. Gerai, dabar antras derybinis etapas. Mušam kainą. Dylas įvykęs. Vadybiniai įgūdžiai irgi pasiteisino, kainą numušėm iki 18. Viskas normaliai pas Nijolę su čekiais. Taip. Taigi, Nijolė Jauniškienė, visi varo čia pirkt rūbų. Ir batų, ir visko pas čia yra. Nijolę. Einu į vidų. Čia tiesiai ir į peroną. Nieko neįleidžiu. Bet šiaip, nu čia kasas gal išuo 1802 metų. Kaip šilta, kaip gerai, sušilom. Ką, atėjo pietų metas. Keliaujam į žymiausią Lentvario čeburekinę. Paskanausim čeburekų, čia pat už kampo. Sekit mūsų kelionę. 100. Čeburekinė. Internetai kalba, kad būtina aplankyti. Pabandom. Pilna. Labą dieną. Žymieji čeburekai užsakyti. Paėmėm ir sultinio dar prie čeburekų. Pilvai gurgė. Nam. Pristatyta. Atrodo skaniai, kvepia skaniai. Nu
Ką po pirmą? Very crunchy. Oh, yeah. Čia burekinė. Papietavom, man tai žiauriai skanu ir žinai, svarbiausia tai, kad jisai yra šviežias, nes būna tikrai teko ragauti ne vieną čebureką, kuris būna šaldytas, jį tada ten pakepa ir atsiranda toks sunkumas, o čia tikrai matosi, kad labai šviežiai, ką tik gaminta, su sultinuku, nu, ledas. Nėra tokie, kad ten riebaluoti būtų, kaip būna labai skaniai. Taip, gal šiek tiek norėjusi biškį daugiau mėsytės, kaip man, bet Man tai visai. šiaip tai rašau tikrai kokius, nežinau, 9,6 ir puikia vieta. Taip pat Sutinku su balu. Taip pat susitikom ir savininką Nerijų, tai truputį papasako apie istoriją šitos čeburekinės. Tai šita čeburekinė veikia jau 38 metai, tai yra šeimos verslas ir prieš tai daugybę metų dirbo jų giminaitė čia, tai dabar ta giminaitė paleido atostogų ir perėmė tas vyras Nerijus. Tai tikrai labai jaučiasi, kad šeimininis biznis stengiasi ir su vaikais, ir galvoja naujus receptus, ir naujus produktus bando įvesti. Tai labai šiltai, smagiai pakalbėjom. Labai malonu žmonės. Tikrai Taip, rekomenduojam užsukit. Būsit Lentvarį arba važiuosit į Vilnių ar į Trakus, tikrai stabtelkit, ilgai neužtruksit. Eilių nėra, gavom labai greitai maistą ir, kaip ir minėjau, labai skanų. O dabar judėsim tolyn. Lentvario biblioteka. Kaip piešia. Dar kol kas nieko. Ar lankstinukas koks? Kampo. Eglė. Ką perkam, ką parduodam?
Malkos rasteliais. Leliuma. Gal koncertas koks šiandien? Jau baigėsi. Bet žinai, ką reikia padaryti? Čia. Pasirašyt. Pasirašysim. Aldegunda. Čia kokia vietelė. Siūlyčiau čia kažkur. Największa noworoczna impreza. Kodėl čia lenkiškai? O lenkiškai dėl to, kad Lenkai Lentvaryje sudaro didžiausią dalį iš tautinių mažumų, o imant kartu su rusais, tai praktiškai 40, galbūt net virš 40% bendro gyventojų skaičiaus sudaro dvi tautinės mažumos. Ir dabar dedam. Limpa. Limpa. Kaping. Klevų aliejus. Klevų. Tada. Labai norim jums parodyti miesto herbą, bet vėjo nulis turim kažką daryti. Neina. Štai jis, Tiškevičių pasididžiavimas, Lentvario dvaras. Tai atrodo kaip vieta iš Hario Poterio ar kito siaubo filmo apie riterius. Nors dabar jis restauruojamas ir aptvertas, net iš tolo jis spinduliuoja tą galingą, bet šiek tiek šiurpų grožį. Įsivaizduokite, kokios puotos čia vykdavo prieš 100 metų.
ežero apžvalgos terasa. Nelabai ką apžvelgti eina. Vis dar ta pati mistika. Jo. Vampyrų tik trūksta. Ežero. Ir tas dvaras. Aplinkui galimėt, va ten lenta yra kažkokia irgi. Tai čia visas tas sodas, kuris, sakau, priklausė. Dvi vienodos simetriškos, o ilgos aikštės. Su vazonu. Vazonas. Vazone pavasarį būna palergonijos. Vienas vazonas ir yra toliau kitas. Bet čia va, takai klombom visom. Grafūčiai, įsivaizduok, ėjo su suknelėm, su kostiumais didžiausiais. Arkliukai. Filmų kokių. Gruodžio mėnuo. Saulutės žydė. Dvaro parko parteris. O kaip atrodė. Visas dvaro parkas, va tokia didžiulė teritorija. Pats dvaras ir labai įdomus visi šoniai pastatai to pačio stiliaus. Neogotikinė. Neogotika, taip. Ir arklidės, ir restoranas, ir įvairūs kiti darbiniai pastatai. Kriokliai, grotos, uolos, olos. Daugybė įdomių dalykėlių. Ta-da-da-da. 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 Su šeiminėlė, rimtai. Dar tas kapsėjimas nuo medžių Lietuvos. Bet dvaro magija nesibaigia pastatu. Mes esame Eduardo Andrė sukurtame parke. Šitas žmogus buvo kraštovaizdžio genijus. Jis čia pastatė dirbtines olas ir kaskadas, kad grafai jaustųsi kaip kalnuose. Beje, ši vieta yra tiesiog tobula slėptis lobiams. Didžioji grota.
Na tikrai jaučiasi, kad Andrė buvo išskirtinių sugebėjimų kūrėjas ir tikrai norėjo lentvariui palikti kažką tai tokio, ko niekur negalėtum pamatyti panašaus. Lendam dar į vidų. Lendam. Atspėkite, ką matau savo programėlėje. Ogi eisim ieškoti dabar lobio. Geocaching programėlė. Tai trumpai galbūt, kas tai yra per programa. Geocachingas tai yra visame pasaulyje žinoma lobių ieškojimo programėlė, kurią gali naudotis ir didelis, ir mažas, ir žemas, ir aukštas. Yra puikiai praleidimo laisvalaikio forma. Tai kaip matot žemėlapiuke mes matome konkrečias vietas, kur yra paslėpti lobiai, jos yra pažymėtos žaliai. Mūsų lokacija yra mėlyna. Mes esam mėlyna. Ir mes esam visai šalia lobio. Lobio pavadinimas yra Didžioji Grota Lentvario dvaras. Ir mes užeiname ir prašome parodyti užuominą, kur galėtume rasti tą lobį. Ir užuomina yra Akmenų krūva. Nėra labai lengva šiuo atveju, nes grotoje akmenų turim tikrai daug, bet sekame nuorodą. Mums rodo, jog liko apie 25 metrus iki lobio ir kuomet mes pasiekėme 10 maždaug metrų atstumą iki lobio vietos, tuomet mūsų telefonas suvibruoja ir jisai jau tuo metu tikslios lokacijos lobio nebeduoda, kas ir suteikia žavesio ir įdomumo pačiam paieškoti, ar vienoj krūvelėje, ar kitoj, tai yra nėra konkrečios lokacijos. Tai eikim ir pabandykim jį surasti. Taigi, mano telefonas jau suvibravo. Man rašo, kad liko apie 10 metrų. Užuomina, primenu, yra akmenų krūva. Taigi, jisai gali būti bet kur, principe. Tai bandau aš jo paieškoti. Gali būti net kažkur tai ir aukščiau. Jo, greičiausiai, kad aš turėsiu leistis netgi žemiau prie to upelio, nes iš viršutinės dalies tikrai atrodo, kad ne tenais. Ir aš manau, kad man reikia ieškoti būtent kažkur tai čia. Visgi ieškosiu čia. O taip ir ieškom lobį. Aš stoviu laukiu. Jisai ieškom. Ne visada neįsėdė. Deja, ne visada pavyksta rasti lobį. Kartais būna sugadintas, išmestas, perkeltas į kitą vietą. O kartais ir patys lobių ieškotojai nesugeba jo surasti. Tai tame ir įdomumas. Tai jeigu jis yra kažkur čia, tegul jisai guli, mus biškį jau spaudžia laikas, tai mes eisim ieškoti kito geocacho, kuris irgi yra netoliese. Bet šiaip labai puikiai pramoga, kaip ir minėjau, šeimai, ypatingai su vaikais, kada yra geras oras, tai rekomendacijos.
Koks žalias. Lobis, va. Lobis. Lobiukas. Panašu į arklidės kažkokia. Čia kažkoks. Skulptūra, ne skulptūra. Šilikės sienos. Čia žiūrėk, kokliai išnesti. Kokliai. Kristo Rimo liniai. Antras bandymas ras geokečą, bet jau kitą. Mums liko apie 30 metrų. Užuomina yra dar nesenas. Dar nesenas. Dar nesenas. 3 metai arba 3 metrai. Metai būtų taškas, tai 3 Tai metrai. tada 3 metrai. Tai galimai gali būti medis. Gali būti gal ir ne medis. Kiek metrų dabar čia liko iki jo? 23 šiuo metu. Kaip ten, dar nesenas. Nu, tai Dar varbūt nesenas, kažkuriam- jau suzvimbė apie 10 metrų. Tai kažkuriam medelį turėtų kaboti 3 metruose. Tai 3 metrai. Kaip pasieks. O, maždaug taip. Maždaug taip. Einam ieškoti. Fainiausia dar tai, kad, pavyzdžiui, ieškai čia. O būna kur nors va galiausiai ten. Minus vis tiek tie metražai nurodyti. Pamačiau. Pats indelis liko lobio vietoje, jisai yra pririštas, tai nenusiema. Jame yra va toks geokečingo, tokia geokečingo Oficialus grinai jau čia. Taip. Knygutė. knygutė logų. Ir vat matom toj knygutėje, kada kas yra radęs šį lobį. 2025. Gruodžio 20. Puikiai. Ir pasižymėję, nešam į tą pačią vietą, užsukam, paliekam taip kaip radom. Gali mane dar labiau paslėpti ir ateities kartoms. Ir skelbėme. Mes jau iš viso esame per savo karjerą radę 177 lobius. Ir čia būna tokių papildomų dovanėlių. Ir kada lobis yra rastas, dabar tik mūsų kursorius truputį trukdo, bet šiaip tai yra šypsenėlė. Geltona užsidega vietoj lobio ženklo. Tai mes va dabar esam vėlgi visiškai neturėsi, kadangi mes turime per savo savaitgalinę šią kelionę surasti 2 geokečus, tai eisime iš karto prie sekančio. Jis yra visai šalia. Vėlgi žiūrim užuominą. Užuomina yra štai tokia. Su potencialu užaugti. Būna tokių linksmų nuorodų. Turim jau vibrato. Nu, panašu, kad kažkur čia ar čia kažkuriam tai šitų reiktų eiti ieškoti, ką ir darysim tuoj. Pradėsim nuo čia. Ir kartais jie būna labai akivaizdžiai padėti. Aišku, dabar yra žiemos metas, nėra lapų, nėra žolių kažkokių aukštų, tai
kada būna loviai paslėpti medžiuose arba šalia jų, tai pakankamai lengva yra jos aptikti, tai netgi iš tokio atstumo liko realiai apie 6, 7, 8 metrus, net jau iš čia jisai yra matomas, tai šiuo atveju kolbelė nusiėmė iš slėptuvės. Ne visada bus kolba, įvairiausių gali būti paslėptų daiktų. Turime netgi, pažiūrėkit, kas viduj, nežinau, matysis. 5 euro centai. Euriukai. Ir netgi ne tik 5, pažiūrėkit, 10. Ir logbukas jau šį kartą va tik tai toks paprastas, susuktas iš popieriuko. Ir ateities kartoms. Gerai užsukam, kad neprilytų, nesušlaptų. Ir slepiam į tą pačią vietą. O dabar atvažiavom į nuostabią parduotuvę. Bet tokia lygtai atrodo, radom galimybę pakeliauti laiku atgal. Parduotuvė vadinasi Žibutė, tai jau daug ką pasako. Ir ten turėtume rasti tikrai labai senų prisiminimų. Bent jau išvaizdą. Taip, išvaizdą. Tai greitai lendam pažiūrėti. Pabandom. Tipinis sovietinis užrašas. Žibutė. Man biškį primena, Alytuje yra tokia parduotuvė Žuvintas. Tai aišku, jis dabar atsinaujinęs, bet tas va tokio tipo užrašai, tai Galvom, kad nedirba, bet šviečia. Išeigini. Pirmąją sekmadienį. Labą dieną. Jiem aplankyt. Galim biškį pafilmuot pas jūs. Gerai. Čia. Kiek šitai parduotuviai metų? Oi, jau aš net nežinau. Nežinot, ar ne? Bet kaip vėsiai čia sėdėti jau. Vėsu. Perkam sausainį. Bet to, prašau, visko yra. Šitų. Gal šitų? Davai šitų. Ar jūs ne vietiniai? Ne, mes iš Kauno. O, šanuoliai. Keliaujam po Lietuvą. Ir pažindinamės. Gerai, ačiū labai, ramių švenčių. Viso. Taip, tai teisybė, parduotuvė skaičiuoja jau 40 virš metų, tai kas čia gaunasi 80-ieji maždaug, galbūt net ir 70-us kabina. Ir sėdi, dar vis prekiauja tetulė. Bet sako, žmonių vis ateina ir pilna ir tikrai šviežių dalykėlių. Čia bus prieš miegą, piliulė. Gal dabar? Dabar važiuojam jau vakarieniauti. Gerai, varom. Grįžom į mašiną, įsijungiam sąrašiuką, kur išsirinkę kavinukės, restoranus, kur pavalgyti. O šiandien jau rodo, kad nedirba. Na, prasideda. Nedirba. Uždaryta. Šeštadienis, sekmadienis. Nedirba. Kitą žiūrim. Uždaryta. Nereiks važiuoti vėl į pizzeriją. Gal ne? Ai, tai dar turim tą Pilialaukį dar turim. Nu gerai. Nu mėginam važiuoti į Pilialaukį. O, Jėzu, katams.
Nei vienos švieselės. Pasukite kairėn. Ai, nu ne, Tada žiūrėk, yra mašina. pasukite kairėn. O, sveikia, lempukai žypsi. Gausim valgyti. Nu, aš jau buvau sigandus net akimirką. Akimirka šią. Dirba. Ai, nu. Labą vakarą. Labas. Kiek galim vietos. Aha. Vakarienė dan. Pavakarieniavom Pilialaukį. Šalia Lentvario. Šašlykai Kiek duodi? vertinam. Aš visgi lieku prie pradinio savo vertinimo, tai yra 7. Nedaugiau, net ir 6,8, 6,8, 6,9. Šiaip linkėjimai Gabrieliai, puikiai mus aptarnavo. Ir mes tada jau judam link savo nakvynės vietos. Kaip ir minėjau anksčiau, miegosime šalia Lentvario, nes Lentvaris toks populiarus miestas, kad nebėra Negavom. šiuo metu. Tai susitiksim dar trumpai tenais, apžvelgsim, aprodysim, kur nakvosim, kaip nakvosim ir iki. Jau net ir sutemtus spėjo. Ir ant to esame daryti. Sveiki. Abatis. Bet Kapaldo. tai ir parvykome. 19 Savo laipsnių nakvynėse. temperatūra yra šiuo metu Kiek? kambaryje 19 laipsnių. Bus gerai miegoti. O! Ir dušiukas. Sveiki. Čia žiūrėk, kaip įdomiai ateika. Einu. Matėdai, įstrikė, ką tik pasakė, vadovna. Jau tu čia buvai. Jau, tik buvau. Autentika. Ar ne? Tu kaip mankštai miegosim, viskas labanaktis. Susitikimo iki susitikimo rytoj. Kur aš? Nieka nesamata. Iki susitikimo rytoj. Rytas Japonijoje. Ką, pusryčiai suvalgyti. Labai skanus. Gaila, kad Lentvario verslininkai, kurie užsiima maitinimo verslu, sekmadienį visi nedirba. Iš vienos pusės gal ir gerai, gal ir ne, tai vėlgi turėjom kaip ir nakvynę šiek tiek už Lentvario, taip ir pusryčiai buvo šiek tiek už Lentvario. Bet dabar pilnai pilni. O kiek duodi balų? Valgėm sumuštinuką su lašiša. Nu ką sumuštinuką ten, visą sumuštinį. Nu, tai nemažai. Nu, visai neblogai buvo, sakyčiau, 9. Tegul būna pusryčiam. Aš kokius 8. Bet skaniai, gerai. Skanu, buvo. skanu buvo. Ir grįžinėjom tada į Lentvarį.
Ar mes vis dar Lietuvoje? Pažiūrėkite į šitą architektūrą. Tai Lentvario bažnyčia, bet jie atrodo taip, lyg būtų teleportuota tiesiai iš Šiaurės Italijos. Tai neogotika ir lombardiškas stilius viename. Viduje slepiasi freskos, kurios priverstų bet kurį menininką aiktelėti. Einam pažiūrėti, ar pavyks užeiti į vidų. Ar rasim vietos, kur pasistatyti? Tikiuosi, kad tai. O dabar atvykome prie vieno iš parkų. Kokio ežero? Graužio ežero parkas. Einam aplankysim. Skivų vaiką. Vėsoka. Visų. Dabar kalbam, kad mes niekaip neįgyvendinam vienos užduotėlės. Niekur nerandam atvirutės Lentvario. Nieko, nei lankstinuko, nei nieko. Tai dabar pabandysim dar į paprastas parduotuvės užsukti, galbūt kažkoks lankstinukas, gal net ir atvirutė. Maža tikimybė, bet nenuleidžiam rankų. Dar nepasiduodam, dar saulė danguje, tai kol nenusileis, tol nevažiuosim namo. Tik be pavydo scenų, gerai? Dobre. Taip, žmona, tau gėlių kaip ir kiekvieną kelionę. Tradicija. Taip. Gėlių radom, jaučiu ne. Bandymas vėl. O ką jeigu nusiperkam kalėdinę ir užrašom Lentvarį? Tai taip greičiausiai ir bus. Magnetukas gal. Ten irgi nėra. Taigi. Aš sugalvau, jeigu miestas neturi savo atvirutės, pasidarysim savo. O tokią, gražią. Va tokią. Tinka? Skaitam? Skaitam. Vos ne valandą važiavom ratais. Nu, bet buvo verta jums kai ką parodyt. Ponai veikia. Šitą dvarą pastatė toks vienas dėdukas. Timotėjus. Timofėjus, kuris jau sėdė ant debesėlio. Jau su juo nepabendrausim. Bet norėjo namų kaip kad grafų. Tai vat, tuoj neužilgo ir pamatysit, kaip atrodo kopija. Va šitos va. Ne, juokaujam. Va šitas.
Visi kalba apie grafus Tiškevičius, bet Lentvaris turi savo herojų. Susipažinkite. Tai Timofėjaus dvaras. Žmogus vardu Timofėjus nusprendė, kad jam nereikia senų rūmų. Jis pasistatys savo. Be jokių architektų, tiesiog iš savo vizijos vidury sodų bendrijos. Tai grynas užsispyrimo ir fantazijos paminklas. Vieni jį vadina kiču, kiti genijumi, bet abejingų šiam pastatui Lentvaryje nėra. Lentvariškiai pasakoja, kad Timofėjus šį namą statė be jokių oficialių architektūrinių planų. Visą dvaro viziją jis turėjo savo galvoje ir pats vadovavo procesui. Taigi tai paaiškina, kodėl namas atrodo toks unikalus, šiek tiek chaotiškas ir kartu įspūdingas. Na ką, draugai, mūsų jau ir antra diena Lentvaryje eina į pabaigą ir panašu, kad mūsų misija Lentvaryje jau baigta. Sakom, ačiū Lentvariui. Ačiū už tai, kad jisai iš tikrųjų toks mistinis, ypatingai oro sąlygų pagalba ir neprognozuojamas, nes tu gali rasti ir pamatyti ir dvarą 20 ar 19 amžiaus ir tuo pačiu, kaip pavyzdys, dvaro kopija kažkur tai vidury sodų bendrijos. Tai tikrai labai įdomus miestas. Rekomenduojam. Tikrai taip. Būtinai aplankyti ir Čeburekinę. Tai Visas maisto įstaigas. Bažnyčia tobulo grožio. ir tada, ką mes lekiam link namų, dar susitiksim tenai, nes turim Išsisukti kitą miestą. naują miestą, kas irgi labai intriguoja. Paplepėsim jau namuose apie tai. Na, o mes sakom iki ir nepamirškit, kad kiekvienas miestas priklauso tam, kuris jį tyrinėja. Ieškokit, atraskit, džiaukitės, mylim, bučiuojam ir iki, o čia gali būti jūsų reklama. Prašom, mes priimam. Grįžom. Mes jau prie rato. Prie savo sienos. Nu, ko tikėsi kitam? Aš dabar garantuoju, tikiuosi ir spėju, kad bus miestas vienas iš top 10 didžiųjų miestų. Jau davė ratas pažaidėm su mažiukais, dabar sako, tilpsit 2 dienas ar ne? Nu ką, tai tada bandom. Aš tai galvoju, kad bus kokie mažeikiai, pavyzdžiui. Gerai, apsuku kamerą ir žiūrim. Nu ką, važiuojam. Sakam. Beveik pataikė, sako. Skauda. Kiti. Žemaitija. Nesu nė karto buvęs Skuode, tai bus žiauriai įdomu paeksplorinti. Dabar. Gal irgi ne. Kiek laiko važiuosim iki Skuodo? Nu ką, važiuosim, taip išsuko. Ką? Iki sekančio? Susitiksim Skuode? Iki susitikimų. Lentvaris, kas Lentvaris? Miestas. Miestas. Dabar tokia čia kvadračiukas, tai prieš tai bus filmuota viskas. Puiku. Lentvaris. Mašina pavažiuos, aš suskaupsiu. O dabar kur kad nepasidarėm. Va jau čia įsimaknojau į šūdus. Šūdai sėkmę neša. Kai sapnuoji. Nufilmuot, kad šūdai laimė. Taip, šūdai laimę neša. Kafe loko.
iškirpsiu. Tu filmuok, bet aš vis tik neįdėsiu. Blūperis bus. Dar ne. O, šiaudžiuose.